klausytojai. Baigėsi metai, baigėsi taip svarbus mums Daukanto metai. Todėl atsisveikinant su jais, vien Daukanto pasakos. Brolis ir sesuo. Kitą kartą tėvas numirdamas palikė sūnų ir dukterį visiškus našlaičius. Nebeturėjo nei kokių giminių. Kas bus darbo? Po tėvo laidotuvių anuodų ėmusių tartis. Kas bus iš mudviejų? Gyventi nenori va, eiki va sako į pasaulį. Abudu buvusių mokytojų ir didžiai išvaizdžių. Taip anuodu išeidamo nusipiešė portretus ir sukeitė. Brolis ėmė seseries, o sesuo brolio. Ir išėjo anuodu į pasaulį. Taip viename mieste anuodu nakvojančius vieną naktį. O tenai benakvojant pradėjo anuodu klausinėti. Iš kur judu einate? Sako anuodu. Einava į pasaulį, be negausi va sako, kame vietą tarnauti. Taip aniedviem pradėjo sakyti vienas ponas. Sako, to miesto kunigaikštis reikalauja kambarinės. Jei sako, ana mokėtų vokiškos kalbos. Sako, aš moku visokios kalbos, siūti, austi, siuvinėti. Anas ponas buvęs kunigaikščio kaimynas. Nuėjęs anam pakalbėjęs, sako, čia yra tarnystės ieškantys žmonės, moka visokios kalbos, siūti, austi, siuvinėti. Tada kunigaikštis pasiuntė ir pavadino anuos, davęs abiem gerą tarnystę. Būkite, sako, prie manęs. Tai kas bus darbo? Reikia kunigaikščiui išvažiuoti į Seimą. Žinoma, didiems ponams kas dedas. Reikia važiuoti į Seimą, tartis dėl šio ir to. Anas neseniai nusamdytasis nori važiuoti į svečią šalį, pažiūrėti šiokių tokių įdomybių. Prašas to kunigaikščio. Leisk ir mane, važiuosiu į svečią šalį. Leido ana kunigaikštis. Dabar sako, man geresniai, kad tu važiuoji. Žinau, kad ištikimai man tarnauji. Sako, priveizė kanos laivininkus, kad kokių pokštų nedarytų. Gerai, sako šviesiausias kunigaikšti, visa bus gerai. Ir išvažiavo pats į Seimą, o šį perdėjo laivo šeimininku. Norint raštvedys buvo laive visų didžiuojų ponų šiokių tokių daiktų pardavimui, bet šį padėjo tik tai teisingumo dėliai, kad žinotų, ar teisingai anie elgėsi. Tai anas, išvažiuodamas į svečią šalį, seseriai pasakė, veizėk, sako, į mano portretą, jei neatsimainys, būk sau linksma, o jei atsimainys, gailėk manęs. Kai anie išvažiavo į svečią šalį, to jau šitą išsipardavė. Šis veizys gerai, anie elgėsi teisingai. Ėjęs į miestą pavaikščioti, susitikė su pačiu anos žemės karalium. Užsipuolęs aną karalius vadinti pas save tarnauti, nes anam didžiai patikęs. Žinoma, kitose šalyse žmonės juodi, plačiomis nosimis, o toje pusėje išvaizdus, sakas karalius. Tau prie manęs bus visų geriausia. Šis manas, kad prie kunigaikščio aš esu nieko. Gerai, prie karaliaus bus geriau. Taip ir apsistojo anas prie karaliaus. Padėjęs aną karalius pirmuoju po savęs, tam karaliui taip įtinkas baisiausiai. Tas pirmasis, kurs pirma prie ano buvo, neįmanydamas kaip aną suėsti, išvydo jį turint portretą su parašu, vardu ir pavarde. Tų visų karaliaus malonių pavydėdamas, to jau pranešė karaliui, jog ansai turi savo sesers portretą. Karalius prašo, kad parodytų. Anas ėmęs ir parodė. O tas karalius buvęs našlys. Anam begaliniai patiko. Sakas, ar tavo seseries tai yra? Šis atsakęs mano. Karalius anam duoda laivą ir liepia parvežti. Taip anas nuvažiavęs į tą miestą su kažkiek žmonių, tarp kurių buvo tas pavyduolis. Anas nuvažiavęs į miestą nenori pats eiti į generolo namus, nes, sako, kas norint mane pažins
ir pradės klausinėti, kame tu esi ir kame palikai. O kad aš prisipažinsiu savo valia, pristojęs pas karalių, bus didžiai manim nepatenkintas ir supyks, taip ir seseries neišduos išvesti. O kai tuo tarpu anie laivininkai parvažiavo, pasakė ano ponui, jog prapuolė svečioj šaly. Pirmą kartą išvažiavo, kaži kame prapuolė. Generolas kunigaikštis ano didžiai gailėjo. Šis nuėjęs į miestą ir parašęs laiškelį, kad sesuo ateitų prie pajūrio, bet kad visų geriausiais drabužiais būtų apsitaisysi. Pavyduolis tuo tarpu parūpinęs mieste tokią pliundrą minkštaprotę, parsivedęs į laivą ir uždaręs niekam neregint po langų laive, tokioj kamaroj. Paskui atėjo ano sesuo ir atrado aną pajūrį. Šis sako, seserėlė, važiuosi su manimi svečią šalį, o būsi savo ponia, kitiems nebetarnausi. Taip to jau ir išvažiavo. Važiuojant, ana žinoma pirmą kartą, vaikščiojo ana ir šen, ir ten, o šis labiausiai mėgo laivo viršuje stebėtis į marių paukščius ir žvėris. Tai anas pavyduolis prie vakaro nusiveizėjęs nustūmė aną į marę. Prapuolė ana. Nebesuvokė niekame. Pradėjo ieškoti, atrado tokioj kamaroj bjauri pliundra. O, suvokėm garbė Dievui. Anas brolis klausė, iš kur tai yra? Ana pati pradėjo sakyti, sako, aš esu tavo sesuo, ano pavyduolio primokyta ir pavardę žinanti. Taip tarsi, kad tiesa. Kai parvažiavo anie, to jau pavyduolis nubėgo pas karalių. Gaila, ano, sako, gyrimosi bjaurybė, sako, tokia neturinti nepilno proto. Karalius liepė, atveskit man bent parodyti. Atvedė. Ta šokinėja, iš proto eina, tas karalius užpykęs liepė aną įdėti į kalinį ir kas rytą anam šviežias vinis į panagės kalti, kad taip drįso jį apgauti. Ką darys vargšas? Prapuoliau, sako, pats ir seserį prapulčiau. Pamušė anam į panagės vinis ir įdėjo į kalinį. To jau įlėkė pas jį balandis, vieną dieną po kelis kartus. Pranešė karaliui, kad balandis prie ano kasdieną po kelis kartus atlėkė. Eis karalius veizėti. Ir pamatė, kad įlėkė. Šis rankas uždėjęs ant skylės laukias, kad anas išlėks. Ir išlėkiant sugrobė aną. Ir pavirto anas į žmogų. Klausė ano karalius. Ko tu čionai buvai? Buvau, sako, nieko nekalto žmogaus suraminti. Ateinančius tavo darbus žinau. Ką tu galvoji? O ką aš galvoju? Sako, tu žadi klausti manęs, ar bėra ano sesuo? Tiesa, atsakė karalius. Eik, sako, aš tau aną parodysiu. Nuvedęs aną lig marės krašto. Eina anas į marę vandeniu, šis apsistojęs. Eik, sako, nebijok. Šis žengęs vieną, antrą, trečią žingsnį, sausų tarės keliu beinas. O kai nuėjo anuodu į salą, atrado ano seserį, kurią liepė vestis mare namo. Taip anuodu parėjo sausai, o anas išnyko iš akių. Anuodu paskui parėjusių į kraštą svarsto, ar begalėtų nueiti mare į tą daiktą. Bando, to jo pradėjo grimzti į vandenį. Paskui karalius klausęs anos. Kaip tu ten nutekai? Sako, vienas iš laivininkų įstūmė mane į marę, kur su tavim atėjo, tas mane čia išnešė. Šis to jau supratęs, kas stūmė ir ką galvodamas, sako, aš pirma pareisiu į dvarą, o tu čionai pabūki, aš ateisiu pas tave. Parėjęs liepęs, kad paleistų aną kalinį ir įsakęs daktarui, kad stengtųsi, kaip įmanydamas aną išgydyti. O pats ėmęs apsiaustą, aną apsiautęs, parvedęs į savo rūmą. Paskui pavadinęs aną pavyduolį, sakas anam. Bele mes nekaltą rasi žudome, sako. Rasi juokais tai padarė. Rasi anas turėjo seserį laive. Nebuvo kitos.
Jei tenai buvo kita, mane patį leidžiu sutraukyti. Gerai, sako, pats save šitaip nuteisei. Ėmės, išvedęs aną, parodęs į portretą. Veizėk, sako, ar tokią stūmė į marę? Pasidavęs. Tokia, sako. Karalius Morkus. Kitą kartą buvęs karalius Morkus, kurs didelį nekentė ubagų. Buvęs užsakęs po visą savo karalystę, kad nepriimtų niekur ubagų į nakvynę, nei aniems duotų išmaldos. Taip vieną kartą nebuvę ano namie ir vakare atėjęs ubagas. Prašas karalaitės, kad priimtų į nakvynę. Ta karalaitė pradėjusi sakyti: eik, vargšelį, kur aš tave priimsiu, ar žinai, kad mano tėvas jūsų nekenčia? Tas prašas: pasigailėk, priimk, kur aš beeisiu, jau vakaras. Taip ta karalaitė ir pasigailėjusi, priėmusi, liepusi gulti palei pečių savo kambarį ir ana pati atgulusi į lovą. Naktį pabudusi, girdinti, kad pas pečius šnekasi. Sako: pone, kokį talentą tas turės, kurs vakar užgimė, siuvėjo sūnus. Atsako: bus dykūnas, vagis, pakarsaną. Tas, kur šiandieną užgimė, tas bus kunigas. O tas ubago sūnus, kur šią naktį užgimė, kuo tas bus? Tas paims karaliaus Morkaus sostą. Paskui, kai išaušo, veizė, nebėra to ubago. Taip ana nubėgo pas tėvą, pasakė, kad šią naktį buvo priėmusi ubagą į nakvynę. Naktį girdėjau, kad šnekėjos taip ir taip. Tas karalius nusigandęs, to jau liepęs užkinkyti vežimą. Kai užkinkė, važiavo anas veizėti, ar tiesa. Taip bevažiuodamas sutiko beeinančius kūmus. Klausė: kieno tas sūnus? Anie pasakė, kad iš miesto ubagėlio. Prašo prisispyręs, kad anam parduotų tą kūdikį. Na, karaliui kaip neparduos, davęs kelis rublius ir atėmęs tą kūdikį. Važiuodamas per girią, ėmė tą kūdikį ir įmetė į medžio įdubą. Pats parvažiavo namo. Paskui tą pačią dieną atsitiko, kad važiavęs kunigas tuo pačiu keliu. Išgirdo, kad mažas kūdikis verkė. Liepė savo liokajui eiti veizėti. Atranda mažą kūdikį. Nešanas kunigui sako, kad taip ir taip. Radau. Tam kunigui be galo patikęs tas kūdikis, ima su savim drauge ir augina. Vieną dieną atvažiavo karalius pas tą kunigą. Mato, anas tą vaikelį. Pradeda klausti kunigo: kame gavai tą vaikelį? Tas kunigas papasakoja, kad taip ir taip. Tam karaliui per širdį: tas pats. Pradeda karalius prašyti to vaikelio, įtikinėti. Kur dėsi? Dar žmonės pramanys, kad tavo paties. Taip kunigas ir atidavęs. O tas vaikelis dabar buvęs 2 metų. Tas karalius ėmęs tą vaikelį, į statinaitę įdėjęs, gerai užtaisęs ir paleidęs į jūrą. Taip vieną kartą, kai nuvažiavę kunigai plaukytis į jūrą, vienuolio viršininkas mato, kad plūduriuoja vandenį statinaitė. Pradeda sakyti savo liokajui, kad išimtų tą statinaitę. Tas išimo, atmuša dugną, atranda mažą kūdikėlį, didžiai gražų. Patiko tam viršininkui, atima prie savęs tą kūdikį auginti. Leidžias į mokslus, vaikas gabus, klusnus. Vieną sykį taip atsitiko, kad atvažiavo tas pats karalius į tą vienuolyną, kur tas vaikelis buvo. Tas vaikelis patarnauja į stalą. Karalius įsistebėjo, kad toks gražus. Pradeda svarstyti savo vienas. Ar ne tas pats? Klausia kunigų. Kuo tas vaikelis yra pavardę? Atsako: statinaitis. O kame aną gavote? Pasako: taip ir taip, jūroje radom. Tuoj karalius sėdos ir parašė laišką. Prašo vyresniojo, kad leistų vaikeliui laišką nunešti karalieniai. O tam laiške parašęs, kai tik tai pareis,
kad kuo veikiausiai aną nužudytų. Tai tas vaikelis ir išnešė tą laišką. Benešdamas sutinka keli ubagą. Tas ubagas klausia: sūnau, kur eini? Nešu laišką karalieniai. Prašo, parodyk man tą laišką. Tas tą laišką parodė. Ubagas pačiupinėjo ir atidavė. Nuneša tas jaunikaitis laišką karalieniai, skaito, atranda, kad tą minutę apvesdintų. Ėmė aną ir apvesdinė. Geria ten banketą. Parvažiuoja karalius. Regi, kad anas sėdi prie stalo su dukteria. Klausia: o kas tai yra? Juk aš liepiau nužudyti. Ne, sako karalienė, laiške parašyta, kad tą valandėlę būtų apvesdinta. Tas karalius pečius traukęs, nieko nesakęs nei karalieniai, vienas savo manas, kas tas gali būti. O tas anos žentas kiekvieną rytą eidavęs į bažnyčią melstis. Karalius liepęs iškasti duobę prie šventoriaus vartų ir prisakęs ubagams: kas rytą pirmiausiai ateis, to jau į duobę įmesti ir užkasti, nors ir šauktų, kad karalius neklausyti. Karalius savo žentui prisakęs, kad rytą anksti nueitų į bažnyčią, nes paskui reikės kitur eiti. Tas pamygęs neatsikėlė anksti, kaip kitais rytais. Karalius atsikėlęs bėga sveizėti, ar jau užkasė. Kaip tik atbėga karalius, tie ubagai sugrobė, įmetė į duobę ir užkasė. Šis atsikėlęs bėga kuo greičiausiai į bažnyčią. Atbėga, tie ubagai pradėjo sakyti: jau visa gatava. Terba. Kitą kartą vaikis tarnavęs už muštinį pas ūkininką. 3 metus išbuvo, 3 muštinius gavo. Paskui išeidamas nuo ūkininko prašė šikšnos terbos. Sako: aš tau ištikimai tarnavau, man bent šikšnos terbą už tą dovanok. Tuojau ansai anam davė terbą. Išėjo ansai į pasaulį. Eidamas sutiko vieną ubagą. Ėmė anam ir atidavė vieną muštinį. Toliau eidamas vėl atrado kitą ubagą, kuriam taip pat davė muštinį. Ir taip išdavė visus 3 muštinius. O kai sutiko 4, neturėdamas ką duoti, pradėjo nuo ano bėgti. Bėgančiam pradėjo kalbėti ansai ubagas. Nebėk, sako, nuo manęs. Atsakė ansai vaikis. Ką dirbsiu aš nuo tavęs nebėgęs, nes tau nieko neturiu duoti. Tada atsakė anam ansai ubagas. Ko tik tai tu pats nori, prašyk, visą gausi už savo gerus darbus. Ar nori dangaus, ar nori turtų? Atsakė ansai. Nieko kito nenoriu, tik tai kam aš pasakysiu, lysk į terbą, kad man visi lystų į terbą. Na, sako, gausi ir tokią malonę. Ir persiskyrė nuodu. Šis paėjo savo keliu, vaikis savo. Prieš vakarą atėjo tokį dvarą, kuriame ponai besitaisa važiuoti į nakvynę, į kitą dvarą. Prašas ansai į nakvynę. Anie jam atsakė: koks tu, sako, kvailys, mes patys važiuojam pas Gušauskio kalną į dvarą nakvoti. Esam 100 to dvaro žmonių ir negalime nakvoti, o tu vienas keti ir turi drąsos tokiame pavojingame dvare nakvoti. Nepaisydamas ponų perspėjimų, vaikis prašas kaip įmanydamas: leis, nes toliau nebenoriu beiti. Tas ponas, žinodamas, persergėjęs, juk anam visas aplinkybės apsakiau, juk dėl tokių ir tokių priežasčių mes patys negalime naktimis nakvoti, leido anam kaip nori. Jei nori, reiškis nakvok. Ponai išvažiavo, o ansai paliko tame dvare vienas. Pasidėjo visus savo daiktus, visų puikiausiame kambarį, terbą pakabino prie durų, pats sėdęs už stalo pasidėjo knygas ir skaito. Įėjo šėtonas su ragais. Vaikis pasakė: lysk į terbą. Tuojau įlindo. Ir taip kiek tenai įėjo, tiek įlandino į terbą.
Paskui ėmęs anuos pradėjo visokiais būdais kankinti, klausdamas, ko jūs čia valkiojatės, ko norit, dėl ko tą dvarą užponavote? Anie visi būdami sulandinti šaukia. Dėl to, jog čionai tame dvare yra kūnas prakeiktas. Tada anas klausęs, kame tas yra, parodykite man. Anie nuvedė ir parodė. Anas atidavė kūną į jų globą, o velniai išeidami ant marmuro stalo parašė su pirštais, jog kol pasaulis pasauliu, dvaras dvaru, niekada mes čia nebevaikščiosime. O pats Liciperius pasirašė visą tai drūčiai pastiprindamas. Šėtonai išėjo pragarą, o ansai paliko savo po visų bėdų, bemiegas nosį pastatęs. Ryto metą ponai parvažiuodami apie aną šnekėjo, jog anas, sako, nė plunksnų nebėra. Parvažiuoja į dvarą, atranda aną ramiai bemiegantį. Ponas persigando, išvydęs ant marmuro Liciperiaus aiškiomis raidėmis parašyta. Pragare to nekenčiu niekados, kad šią naktį čia, tame dvare kentėjau. Tada ponas, matydamas tokius daiktus, jog anie į dvarą prižadėjo niekados neužeiti, pradėjo ano klausti. Ką tu, meldžiamasis, regėjai, pasakyk ir mums, dėl ko taip ir kaip galėjai anos į tokią sunkią būklę įstumti. Atsakė ansai, jog visus šėtonus buvau iš šikšnos terbas susikišęs ir kriokinau kaip vilkas ožius, kol priverčiau anos, kad pasakytų, dėl ko tą dvarą užponavo. Taip visi po kits kito išėjo, o kaip žydas, kad sako, na ar girdi, kad tas ėjimas buvo vis po porą, gale po du. Tada tas ponas klausė, ko tu norėtumė iš tą, jog man tokią ramybę padarei? Anas atsakė, kito nieko nenoriu, tik tai stalą, kad lyg mirties turėčiau ir po mano mirties, kad ta terba būtų man įdėta į grabą. Ponas anam visas malonės prižadėjo, nes mažą ansai te prašė už tokius daiktus. Po kiek metų ansai numirė, palaidojo aną su šikšnos terba. Tada ansai nuėjo prie dangaus. Nenori aną šventas Petras įleisti, nes sako, kad buvo tau siūlyta. Ko nori prašyk, dėl ko dangaus neprašėjai? To jau nuėjo ansai į pragarą. Šėtonai kaip pašėlę laksto iš proto, eina bijosi iš tolo, nes jau nežino, jog ano terboj maža vietos tėra, o tenai visiems reiks lysti. Tada ano niekaip neįleidžia. Sugrįžo ansai vėl prie švento Petro. Ar leidi, sako, geruoju, ar neleidi? Sako, neleidžiu, nes kad tu neleidi, lysk į terbą. Ir įlindęs, nuėjęs ansai žmogus į dangų pas poną Dievą. Paklausė ano, kas tave įleido? Juk aš sakiau šventam Petrui, kad tavęs neįleistų, nes tu nenorėjai, kaip tau buvo siūlyta. Sako, į terbą įlandinau. Ėmės iškratė Petrą iš terbos ir patsai paliko dangui. Ačiū, mano mieli klausytojai, gražių šiltų jums ateinančių švenčių ir ramių, vilties kupinų naujųjų metų. Iki kitų susiskaitymų.